daug kas girdės irgi tų istorijų, kai kažkur tai kalnuose eini žygį, užeini pa kažkokius vietinius ir jie priima tave kaip svečią, sako apsinakvok ir papjauna savo vienintelę avį, kurią ten laikė gal kažkokiai iškilmingai progai, juodai dienai galbūt laikė, ar pas mus toks įmanomas toks dalykas, ar kažkas paskutinį savo resursą atiduos nepažįstamam kažkokiam, kuris ėjo pro šalį ir pakvietė ir jau čia tavo svečias. Bet ten tas svetingumas jau pas juos kraujyje yra. Keliautojams rekomenduoju, kai tai laisvas momentas yra, atskirkite nuo grupės. Tada vietiniai eis su jumis į kontaktą, jūs patirsite tą maksimalų svetingumą. Pas juos paprotys yra muštis po pavalgymo restorane, kas apmokės tą sąskaitą. Tai nereiškia, kad jie nori tai apmokėti. Bet mandagu. Bet mandagu, taip yra mandagu. Tai kada atvažiuoja keliautojas iš vakarų, jisai, wow, už nieką mokėti nereikia ir čia visi tokie svetingi, kaip viskas čia gerai. Jeigu žmogus svarsto vis dėlto vykti arba Iraką, arba Siriją, Jemeną, nuo ko rekomenduotum pradėti? Pirmiausia, tai nepasakoti aplinkiniams, kad ruošiesi ten važiuoti, nes atkalbėsi ir neišvažiuosi tada. Reikia pasimti naujo pavyzdžio, $100 kupiūras, negali būti jokio plėšimo, jokio tam papaišymo ant banknoto. Jeigu dabar, pavyzdžiui, aš ir dar keletas moterų sugalvotų vienos keliauti po tokias šalis. Moteris ten drąsios, ten normaliai jos ten priemamos, viskas to gerai ir galima keliauti. Sveiki! Šiandien kalbinsiu žmogų, kurio drąsa ir užtikrintumas ne tik žavi, bet ir įkvepia. Tai Vladas Apranavičius, rinkodaristas, kelionių vadovas ir organizatorius, kviečiantis patirti kosmosą į tokias šalis kaip Irakas, Iranas, Sirija, Jemenas, na ir į kitas ne itin saugias ar savarankiškam keliavimui patogias kryptis. Tad šiandien ir pakalbėsime apie drąsą rinktis kryptis, į kurias vykti net nerekomenduojama ir kodėl tikros kelionės prasideda ten, kur baigėsi komfortas. Sveiki gyvi. Tai sveikas. Sveikas Vladai, labai džiaugiuosi, kad šiandien esi čia kartu su mumis ir labai nekantrauju, tad iš karto norėčiau pradėti nuo klausimų. Pradedam. Kada ir kur buvo tavo pati pirmoji kelionė po artimuosius rytus? Tai pati pirmoji tai buvo jau senokai, 99 metais, jau praeitas tūkstantmetis. Tada aš pasiskaičiau aprašymą mano pažįstamo, kuris keliavo 97 gal keliavo į Iraną. Perskaičiau knygą ir supratau, kad viskas, labai noriu, reikia man ten važiuoti. Ir po kokia tai knyga buvo? Išvažiavom. Knyga apie kelionę į Iraną, tiesiog jo vis pravažiavo ten ir aprašė, kaip važiavo, paskaičiau ir sužavėjo tas, pirmiausia, vietinių svetingumas, dėl ko žmonės ten grįžta į tokias šalis kaip Iranas, pirmiausia dėl svetingumo. Nuvažiuoja pirmiausia ne dėl to, nuvažiuoja pirmiausia dėl istorijos, architektūros, dėl kultūros, dėl meno, dėl daug ko nuvažiuoja, bet grįžta po to jau dėl vietinių svetingumo. Okay. Tai kaip suprantu, žodžiu, ta pati pirmoji buvo Iranas ir paskatino tave būtent perskaitytą knygą. Taip, ir keliavom autostopu tenais. Autostopu? Nuvažiavom iki Irano, iki Pakistano nuvažiavom ir grįžom autostopu. Tai. Wow. Wow, tai skamba tikrai taip jau tikrai ryžtingai, drąsiai. O kada jau prasidėjo tos kelionės arba tas etapas, kai ne tik pats jau nusprendė keliauti ir grįžti, bet dar ir su savimi vežtis keliautojų grupės. Kas atsitiko, kaip tu nusprendėjai? Čia labai įdomi tema ir gili. Tai jau prasidėjo 18 metais ir tai davė postūmį tai, kad išmokau dirbti su tarakonais savo galvoj. Jeigu anksčiau galvodavau iki tol, kad kas su manim važiuos tas kelionės, neturiu patirties, nesu profesionalas kelionių organizavimo ar ten kažkokio gidavimo, gal draugai važiuotų, bet negi iš draugų dabar pinigus imsi, kitas tarakonas jau. Tada kodėl žmonėms iš viso reikėtų, kad mokėti pinigus už organizavimą, taip lengva pačiam suorganizuoti viską. Trečias tarakonas. Tokių tarakonų daug galvoj sėdėjo, kurie sakė, niekam čia nereikia, už tai neverta organizuoti. Ir nors tai visą laiką buvo svajonė, nuo pat 99 metų svajojau
parodyti žmonėms Iraną, nes tokia, wow, šalis fantastiška buvo. Buvo ir yra. Bet pirmą grupę išvežiau tik tada, kada tos visus tarakonus po vieną visiems galvytės nusukau. Ir viskas, tada galvoju, tai aišku važiuoja žmonės su manim, tai aišku norės mokėti pinigus. Niekas jiem nepristatys šitos šalies taip, kaip aš su tokiu entuziazmu galiu pristatyti. Tai aišku, kad yra žmonių, kurie nenori patys ten užsiimti organizavimo, pati žinai, visko, visokių tų dalykų, ten tvarkymosi, užsakinėjimo ir panašiai. Ir viskas, ir ir išvažiavom pirmą grupę. Ar buvo kažkokių tai baimių, nerimo, abejonių, o kas bus, jei kažkas nutiks, kaip tvarkysiuosi, ta prasme, ar tokių minčių buvo, kad ką aš darau, blemba, Vladai? Ne, nebuvo tokių minčių. Nu, kaip patyręs keliautojas, tai vis tiek jau daug keliavęs po pasaulį, po įvairias šalis, tai žinai, kad visą laiką lengvai, visą laiką paprasta, visą laiką gali įsisukti. Tos baimės tai buvo iki tol, iki organizavimo, kai galvojau, kad baimė, gal baimė kaip tokia, abejonė, kad gal niekam nereikia čia tokių paslaugų, niekas nemokės pinigų. Tai buvo, o po to jau tai. Ta pati pirmoji kelionė tai ir buvo su grupe, su keliautojų grupe į Iraną. Į Iraną, taip. Ir kaip sekėsi, ar viskas sklandžiai vyko, ar buvo kažkokių netikėtumų, situacijų, realių pavojų kažkokių, tai ar taip viskas labai sklandžiai, visi patenkinti sugrįžo ir Vladas sako, viskas, dabar pastoviai varysim. Viskas sklandžiai, viskas gerai buvo, bet kaip pirma kelionė, tai tokia buvo, kur mes keliavom ten visur, beveik visur keliavom visuomeniniu transportu. Tai autobusais, traukiniais važiavom. Grupė nedidelė, 8 žmonės buvo. Tai toks kaip pabandymas buvo. Po to visos kelionės, maršrutas vis įdomesnis darėsi, ilgesnės kelionės, vis daugiau unikalių objektų prisidėjo. Ir tas transportas komfortiškesnis pasidarė. Vis tobulėjo su laiku. Savo socialinių tinklų paskyroje esi rašęs, kad kelionių po Iraną metu patyrėme smėlio audrą, žemės drebėjimą ir protestus su nutrauktų interneto ryšiu. Šios akimirkos labiausiai įstrigo atmintyje. Skamba labiau ne kaip pavojinga situacija, bet labiau kaip nuotykis su laiminga pabaiga. Tai mano klausimas būtų toks, ar buvo situacijų, kai jau realiai jautėsi, kad jau esate tikrai realiame pavojuje ir kaip sprendai? Toks, kur jautėsi, kad pavojinga, tai buvo tikriausiai, kai paskutinį kartą buvom Irane ir turėjom tokį nuotykį pavadinimu kanjoningas. Kada leidomės kanjonų žemyn per 40 ten kažkiek tų krioklių ir nuo vienų krioklių, kur labai jau aukšti, leisdavomės virve, o kur jau netokie aukšti, tiesiog nušokdavom žemyn. Tai, ne tik, kad baisu buvo šokti, bet ten dar nedidžiausia tokia baimė, bet matant, kokie yra tų vietinių instruktorių, kurie mus vedė, kokie jų yra saugumo standartai. Aha. Aš pats Lietuvoje užsiminėjęs, ne Lietuvoje, bet Lietuvos su universiteto turistų klubu užsiminėjęs turizmų, kalnų, alpinizmų, ėjęs į rimtus žygius kalnuose. Ir dalyvavęs kalnų turistinės technikos varžybose, žinau, kokie yra saugumo reikalavimai ir kaip tai turėtų būti daroma. Kai visur turi būti 2 virvės, viena virvė lipi, o kita virvė tada kažkas saugo. Kad jeigu prarandi sąmonę, tarkim, arba nutrūksta viena virvė, tave vis tiek laiko kažkas ant kitos virvės ir saugiai nuleidžia žemyn. Ten nieko panašaus nebuvo, ten viskas ant vienos virvės. Ir netgi kartais būdavo, kad 2 žmonės segasi ant tos pačios virvės ir leidžiasi žemyn. Tai matant tai, kaip taip galima, bet ten pas jos tokie standartai saugumo. Visi grįžom gyvi, viskas sėkmingai, niekas nesusižeidė nieko. Tai ar galiu teigti, kad keliauti po šias šalis yra tikrai saugu? Žiūrint, kas bus saugu. Jeigu Jemene mus pastoviai lydi apsauga su automatu, tai ar galim sakyti, kad jie lydi nes nesaugu,
ar sakysiu aš, kad saugu, nes jaučiuosi labai saugiai, nes mane lydi su automato apsauginis. Tai čia požiūrio klausimas. Taip, tai požiūrio klausimas yra, nes dažnai, kur yra nesaugu ir kur nelysti, jau pasako vietiniai. Tai jeigu to nedarysi, tai tada būsi saugiai. Kaip pavyzdžiui, einame kažkokią siaurą gatvelę naktį ir vietiniai sako, čia nesaugu, eikit geriau jūs pagrindinę gatvę. Mes apsisukam, nueinam pagrindinę gatvę, užtruksim 2 minutės ilgiau, bet jeigu vietiniai sako, paklausom. Taip, kad nesaugesnių situacijų man daugiau buvo Europoje negu tose šalise. Tarkim, ir kur nors Rumunijos, Bulgarijos pasienį teko bėgti nuo pasieniečių, nes reikalavo sumokėti ten vienam vairuotojui pinigų daug, kuris mus tik per tiltą pervežė. Laukais bėgom nuo pasieniečių. Tenais nieko tokio nėra, ten net pasienietis ar policininkas gali tave pasikviesti prie stalo pavalgyti su jo pietus. O apie svetingumą kalbant, ar buvo tokia kokia nors istorija, kuri tave ypatingai nustebino? Tai tokios svetingumo istorijos dažniausiai yra, kada žmonės keliauja jau savarankiškai, ne su grupe, nes vis tiek tie vietiniai, jiems labai rūpi užsieniečiai, jie nori būti svetingi, bet prie grupės 10 plus žmonių keliauja, jiems kažkaip tai nelabai drąsu prieiti ir dabar čia su jais bendrauti, nepatogu. Bet jeigu kažkokia tai avelė atsiskiria į šoną, tada jau galima ją pulti ir su savo svetingumu uždusinti. Tai aš keliautojams rekomenduoju, kai tai laisvas momentas yra, atskirkite nuo grupės, tada vietiniai eis su jumis į kontaktą, jūs padarysite tą maksimalų svetingumą, kada ne tik sakys sveikas atvykęs, labas, bet ir pasikvies kažkur tai užeiti, ar ten į ofisą, ar į namus. Ir pavaišins, ypač jeigu savarankiškai keliauja žmonės, tai pakvies pas save ir pernakvoti. Pavyzdys gali būti svetingumo. Padėjau draugui į Teheraną organizuoti elektroninės komercijos konferenciją. Ir prieš važiuodamas į Teheraną parašiau couchsurfing'e, kad atvažiuoju pabūsiu ten Teherane, gal kas nors nori sustikti. Ar ten arbatos, ar pasivaikščioti po miestą. Kaip galvojat, kiek aš gavau žinučių? 2. Gavau 50 žinučių. Sėdėjau ilgai, bet visiems atsakiau. Žmonės ne tik iš Teherano, bet ir iš kitų miestų rašė, gal turėsi laiko atvažiuok pas mus, čia mes turim ten tą ir tą, visokių čia parodysim tą, iš Teherano buvo gal 40 žmonių, iš tų 50, irgi visi norėjo susitikti, susitikau gal ten su 3 tikriausiai. Iš tų 50, kitiem parašiau, negu bus laiko, po kelionės vėl sėdėjau ilgai, visiems atsakinėjau, atsiprašau, bet neturėjau tiek laiko, kad su visais susitikti, gal kitą kartą, bet ieškau vietoj kontaktų su užsieniečiais, noriu jų tų svečių ir savarankiška kelionė tai yra toks nepamirštamas gyvenime dalykas, savarankiška kelionė Irane, patiriant tą vietinių saugumą, svetingumą. Kuri šalis tau kaip kelionės vadovui buvo, o galbūt vis dar yra didžiausias iššūkis organizacinė prasme? Kalbos barjeras, kaip ir minėjau, standartai kažkokie netitinkantis, nes irgi mačiau, kad rašė, jog Irane mūsų viešbutis praleido rezervaciją, o kai atvykome, jie nebeturėjo 2 kambarių. Tai tų situacijų matyt nutinka, bet ar iš šitų šalių, nes kaip suprantu vis tiek ir į Jemeną keliauja, tai ir į Siriją, ir į Iraką, Iranas, kuri iš jų yra pati sudėtingiausia organizacinė prasme? Kaip tokio, kad būtų kažkokio organizacinė prasme sudėtingumo nėra, yra sudėtingumas neprognozuojamumo dabartiniai toj situacijai. Kodėl aš pradėjau organizuoti ne tik į Iraną, bet ir į kitas šalis. Iš pradžių aš organizavau tik Iraną, išveždavau ten po keletą grupių per metus, vien į Iraną ir galbūt ir toliau taip vežęs tik į Iraną. Bet prasidėjo visokie protestai, visokie ten su Izraeliu nesutarimai, su JAV nesutarimai. Ir COVID'as ten labai ilgai pas juos sėdėjo. Ir pamačiau, kad reikia kažkaip tai diversifikuoti šitą, nes galiu šitą užkliūti ir ilgai niekur neišvažiuosim. O vis tiek norisi
užsimti šitą veiklą, tai pradėjau galvoti apie kitas šalis. Tai va, Iranas yra ta, kuri dabar pasaulio dėmesio centre dėl nesutarimų su Izraeliu, dėl nesutarimų su JAV. Ir dabar mes turim kelionės su viena grupė balandį, su kita gegužė ir atidžiai stebim, nes jau tokiu metu jau reikėtų viską užrezervuoti tenais, bet mes dar tempiam gumą, dar nerezervuojam, žiūrim, kas čia bus, nes jau sako, toj, mes ten kažkas įvyks. Nu, ir žiūrim, nieks nežino, klausia žmonės, kaip ten, ką ten vietiniai šneka, įvyks kažkas ar neįvyks. Nieks nežino, orakulų nepažįstu aš, kurie pasakytų, kad jo, ten prasidės tada ir tada kažkas. Tai, nu, bet ir žiūrim, kas čia bus. Tai yra kitų šalių, kur stabiliau yra. Bet pavyzdžiui, vat, Jemenas. Taip. Viskas stabilu buvo keletą metų. Suorganizavom ten kelionę. Liko iki kelionės 1,5 mėnesio, prasidėjo perversmas, ginkluotų būdų perėmė kitos gentis, nu realiai toks kaip proksi karas tarp Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų. Jie vienas gentis remia, Emiratai, Saudo Arabija kitas gentis remia, nu ir ten dar Hučius remia Iranas, dar ten kitas gentis, bet jie jau ten kažkiek atsiskyrė, kažkiek jau ten atskirai. Ir žiūrim, kuo čia baigsis dabar, ar iš vis mes išvažiuosim. Dar praeina kelios savaitės, vėl karinis atgal perversmas, tuos išstumia atgal, suvaro į namus, Emiratų kariuomenė pasitraukė, bet tada kitas dalykas nutinka, kai Emiratų specialistai pasitraukia, nėra kam operuoti oro uostais ir visi oro uostai užsidaro. Ir tada kaip tik ten buvo lietuvių grupė Sokotros saloje, kuri ten nebuvo jokių tų neramumų, ne tik lietuvių, ten buvo apie 500 ir 600 keliautojų buvo tuo metu toj saloj. Bet staiga oro uostas neveikia ir jie negali iš ten išskristi. Tai vat žiūrėjom, kada atsidarys dabar tie oro uostai, jie tai atsidaro, tai vėl užsidaro. Ir gavosi, kad tik tai tą savaitę, kada mums reikėjo jau skristi, tik tą savaitę pradėjo veikti oro uostai. O tai tokio iš anksto prieš ten kelis mėnesius, kada jau skelbė kelionę, negali prognozuoti tokio dalyko, kad staiga kažkam ten šausi galvą daryti kažkokį karinį perversmą. Tiesiog nutinka. Bet vis tiek, jau kaip ir grupė yra surinkta, tiesiog prieš kelionę vyksta toks kaip ir išvažiuosim, neišvažiuosim. Gerai, o tai, bet tai yra ne tai, kad daug organizacinio darbo, bet dar ir įtemptų nervų. Tai kaip su tuo tvarkaisi, nes aš įsivaizduoju, yra užsakyti tikriausiai iš anksto ir turai, ir programa sudaryta, ir pervežimai, ir bilietai skrydžių. Ir dar už tavo nugaros stovi grupelė žmonių, kurie jau pasiruošę. Taip. Ir ant tavo pečių krenta tikrai didžiulė atsakomybė. Kaip su tuo tvarkaisi? Ar jau turi kažkokią savo, nežinau, mantrą? Panašiai, tai stebuklingai taip. Ramiai, viskas bus gerai, viskas bus geriausiu būdu. Jo, ir visą laiką kažkaip tai geriausiu būdu. Ir žmonės tokie prisitraukia, kurie žiūri mane, viskas gerai, viskas ramu, viskas mums pavyks. Bet kokiu atveju turėsim gerą laiką, bus smagu ir važiuojam. Ir viskas pavyksta. Arba kada čia pernai buvo į Iraką keliavom, paprastai vizas padaro per savaitę migracijos departamentas Bagdade. Laukiam vizų nėra. Liko jau savaitę, vietiniai organizatoriai sunerimo, kas čia darosi, nuvažiavo jau patys į tą migracijos departamentą, sako, kodėl neišduodat vizų, kas yra? Sako, nesirašėm išduot mes. Kaip nesirašėm? Nu, sako, ten vienas yra juodam sąraše, keliautojas ir mes visai grupai už tai neduosim vizų, gal ten kokie nors nusikaltėliai. Tai tada tie vietiniai organizatoriai pajungia jau visus savo, kaip ten būna rytuose, pažįstamus įtakingus, kurie ten skambino, rašė ir garantavo už mus, kad čia viskas su mumis gerai, kad prisiema atsakomybę už mus. Nu ir galiausiai sako, gerai, duosim vizas, pradėjo tą vizų procesą,
dieną prieš jau matom, kad sistemoje yra parašyta, kad mums vizos yra padarytos ir laukiam, kada e-mailas su vizom ateis. Nu, vat, ir mums įskridimas 7 ryto, 5 vakare ateina vizos į e-mailą. Nu, ir po to įsiaiškinom, kodėl visa tai buvo. Pasirodo, kad vienas keliautojas pasakė, kad jam jau tai buvo anksčiau, kad kažkokio ten leidimo kažkur negavo, nes pasauliniai kažkokioj duomenų bazėje, nežinau, Interpolo, nežinau, kokioj ten bazėje tikrina, yra žmogus tokiu pačiu vardu ir pavardė kaip jis ir ta pati gimimo data. Visa gimimo data irgi sutampa. Tik asmens kodas kitas. Įsivaizduojat? Vis tiek man tai skamba kažkaip net utopiškai. Nežinau, ar galėčiau apsiimti tiek savo tų nervų. Kaip minėjęs buvai, man atrodo, dar prieš tai, kai tik pirmą kartą buvom susitikę, kad buvo situacijų, kai net skrendi lėktuvu ir sužinai, kad leisitės su keliautojų grupe net ne tam oro uoste, kur turėjot nusileisti. Ir papasakok tą istoriją, nes man vis tiek tas tavo toks užtikrintumas, jis be proto žavi, kaip ten buvo ta situacija. Nu tai bet Lietuvoje jau įprastos tokios situacijos, kad balionai skrenda ir leidžiasi lėktuvas Rygoje ar Kaune leidžiasi. Taip. Viena yra, kai skrendi vienas, o visai kas kita yra, kai paskui tave visa keliautojų grupė. Nu, tai lygiai tas pats, ar vienas kažką darys ar su keliautojų grupė, tai ten, kai buvo, tai irgi jau miegu ir jaučiu, kad jau lėktuvas leidžiasi žemyn, tai tuo reikės prabusti ir lipti. Leidžiamės Kešmo saloje, Persijos įlankoje. Ir staiga jaučiu, kad vėl kylam. Leidomės, staiga kyl pradėjom. Ir kas čia dabar nesuprantu. Ir girdžiu, kapitonas sako, kad dėl rūko dabar mes negalim čia nusileisti. Leisimės Bandarabaso oro uoste žemyninėje dalyje. Tai keliautojai, kai mane atsisuka, pažiūri, aš ramus, sėdžiu, snaudžiu ir visi sėdi ramus, o ten kažkoks italas pradėjo rėkti, klykti, kaip išsigando, kas čia bus, ką reikės daryti. Ir pas mus, tai Kaune ar Rygoje nusileisti, organizuoja transportą, nuveža ten, kur reikia. Ten nieko panašaus, ten nieko tokio nėra. Bet visi žmonės tiek įpratę per tokių dalykų, kad ten teisybės nerasi rytai, tai tiesiog mes kaip ir visi vietiniai. Prie oro uosto į taksį, į uostą, uostą į laivą, nuplaukėm, viskas. Tai, valandą pusantros gal ilgiau užtruko mums nukakti į salos centrą, negu būtume ten, kur reikia nusileidę. Ir tiek. Mūsų autobusas, kuris turėjo laukti salos oro uoste, suskambinam su juo, jis atvažiavo jau ten, kur mes atplaukėm su laivu, ir iš ten mus paėmė. Tai tas ir gerai, kad, nes aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad tokioje šalyje, jeigu aš susiorganizuoju kažką iš anksto, tai turi būti jau griežtai viskas pagal planą, nes jeigu neduok Dieve kažkur nukrypsiu, tai tada ir liksiu. Tai jau ne to šalis tenais, ten jau ne. Ten jau ne. Ten nieko taip, akmenį iškalto nėra. Kad džiugu, kad vis tiek ten tokios situacijos baigėsi laimingai ir kaip ir minėjai pats, ten susiskambini, atvažiavo į kitą vietą, paėmė ir viskas yra gerai. Tai matyti tikriausiai tokiose šalyse svarbiausia turėti gerus patikimus partnerius. O tai jeigu savarankiškai ir turėti ryšį, mums bekeliaujant, degalų kainas Irane pakilo 5 kartus. Tiesiog, Taip, ir žmonės išėjo gatves, nors ten pakilo kainos nuo 5 centų euro centų iki 25 centų pakilo kainos. Žmonės išėjo gatves protestuoti. O ką valdžia padarė? Išjungė internetą. Ir viskas. Ir atvažiuojam dabar į vieną miestą, aš jau jungiu navigaciją, kad vairuotoją nuvesti į restoraną, kurį aš noriu. Navigacija neveikia, vairuotojas jau gal pas tave internetas veikia, tas žiūri, neveikia. Sustoja mieste paklausti kelio, sako, tai čia protestai prasidėjo dėl tų kainų ir išjungtas internetas. Tai bent jau gerai telefoninis ryšys veikia, tai su vietiniais organizatoriais telefonu ryšį galėjom palaikyti ir visur išsivertėm. Po savaitės jau
įjungia viešbučiuose Wi-Fi. Po savaitės. O dar po savaitės jau ir mobilus internetas atsirado. Gerai, pakalbėkime tuomet apie šių šalių kultūrą ir vietinių svetingumą. Kaip vietiniai reaguoja į turistus, kaip juos priima? Nu taip, mums kaip europiečiams atrodo visiškas kosmosas. Ten gatvėje per dieną bent kokį 10 kartų prieina vietiniai ir sako, iš kur esi, nesvarbu, ką jam atsakysi, jie sako, nu, sveikas atvykęs į Iraną. Nu tai arba daug kas girdės irgi tų istorijų, kai kažkur tai kalnuose eini žygį, užeini pas kažkokius vietinius ir jie priima tave kaip svečią, sako, apsnakvok ir papjauna savo vienintelę avį, kurią ten laikė gal kažkokiai iškilmingai progai, juodai dienai galbūt laikė, o čia papjovė tą vienintelę avį tam, kad tave ateinantį pro šalį pavaišint. Tai ar pas mus toks įmanomas toks dalykas, ar kažkas paskutinį savo resursą atiduos nepažįstamam kažkokiam, kuris ėjo pro šalį ir pakvietė ir jau čia tavo svečias. Bet ten tas svetingumas jau pas jos kraujyje yra, genuose, tas svetingumas, ar Iranas, ar Irakas, ar Afganistanas, ten šventas dalykas svečias yra. Ar nėra priešiški išskirtinai kažkokiom tai kultūrom ar tautybėm? Važiuodamas čia taip pagalvojau, kad Lietuvoje, jeigu eina iranietis ar koks afganas eina, ar irakietis, tai jis tikriausiai ne kartą išgirsta replikų kažkokiu tai į jo pusę, ar ko tu čia atvažiavai, ar panašiai, nes žiūri kaip į kažkokią tai nelegalų migrantą, galbūt į grėsmę kažkokią tai žiūri, gal ten kažkas islamo bijo tenais, ir dėl to galbūt, įvairiausių baimių pa žmonės yra. Ten visiškai neįmanomas dalykas. Niekados taip nebus. Ten, jeigu yra iranietis, tarkim, ir jis ten mato tamsesnio gymio žmogų, taip, jis taip į jį iš aukšto jau žiūrės. Kad aš esu šviesesnės odos, aš jau esu aukščiau už tave. Ir į afganus, į pakistaniečius jau taip jau iš aukšto žiūrės. Bet iš Europos, jeigu atvažiuoja, tai ten jau gerbiamas svečias. O nėra taip, kad aš kaip supratau, taip, jie svetingi, jie patys noriai užmesga kontaktą, prieina, paklausia, pakalbina, pasveikina atvykus į jų šalį, pasidžiaugia. Bet ar nėra tokio, kaip, kitose, pavyzdžiui, šalyse, ypatingai jau tose labiau turistinėse, kad kaip čia išsireiškus gražiai, lenda, skemina, verčia pirkti, eina iš paskos įkyriai. Jo, tai tokias šalis mes nevažiuojam, nei vienoje šalyje, kur mes važiuojam, nieko tokio nėra. Kitas dalykas įdomus yra toks paprotys, vadinamas taruf. Lietuvoje artimiausias tai būtų gal, nežinau kaip dabar, vaikai auginami, bet mes kai buvom auginami, tai vaikystėje būdavo kažkas pasiūlo kažkokiu tai sausainių, saldainius, kad, paimk, vaikas aišku nori, bet sako, nenoriu. Paimk, nenoriu, paimk vieną. Gerai, vieną paimsiu, nors labai nori, bet kažkodėl reikia atsisakyti, nes čia taip mandagu, taip, bet nežinau, gal dabar irgi taip auklė, bet gal dabar ne. Bet anksčiau bent jau tai buvo. Tai mes tą įsigydėm, tarkim, mūsų kartą, tai kai keliauju autostopu po Europą, tau tik vieną kartą pasiūlo, o nevalgęs esi 2 dienas, tai vieną kartą atsisakys, jeigu nepasiūlys, tai labai tą greitai įsigydai. Bet ten tas paprotys mūsų yra artimiausias tam taruf Irano ir ten irgi įprasta yra, jei kažką siūlo, irgi ten porą kartų atsisakyti, imtis 3 karto, taip pat ir jeigu tau suteikia kažkokią paslaugą, irgi jie sako, ne, mokėti nereikia. Bet turi žinot vietinius papročius ir suprasti, kad tai nereiškia, kad mokėti nereikės. Tai tiesiog reiškia, kad jis yra žmogus išauklėtas. Ir kad turi pasiūlyti dar ir dar kartą. Jeigu iš 3 karto nepaims pinigų, reiškia, tikrai nereikia mokėti. Bet tokiu atveju dažniausiai jis ir pasakys, kad čia ne taruf. Čia iš tikrųjų man nereikia mokėti, tu mano svečias. Bet bent jau 3 kartus pasiūlyti, tai būtina, nes kitaip jie po to nagus nusigrauš, sakys, taigi žinojau, taigi vakariečiai nežino, aš tą mūsų papračio, kodėl aš pasakiau, bet jau automatu pasako.
Nu, kaip mes labai dieną pasakom, taip automatu pasako, nereikės mokėti, bet jau kito yra paprotys. Taip pat yra su apmokėjimu sąskaitos. Pas juos paprotys yra muštis po pavalgymo restorane, kas apmokės tą sąskaitą. Čia tarpusavį ar... Tarpusavį prie stalo valgo žmonės ir aš apmokėsiu, ne, ten duok man, aš ten daugiau uždirbu, ne, bet aš ten kažką, visi vienas sugalvoja kažkokių tai ten priežasčių, kodėl visai apmokės. Tai nereiškia, kad jie nori tai apmokėti, bet mandagu, taip yra mandagu padaryti. Arba iraniečiai labai bijo durų, nes prie durų jie gali ilgam užstrigti. Tu eik, tu vyresnis, ne, bet tu svečias. Nu, jie taip gali tam praleisti 10 minučių prie durų, rodydami, kokie jie yra gerai išsiauklė. Tai kada atvažiuoja keliautojas iš vakarų, jisai, wow, už nieką mokėti nereikia ir čia visi tokie svetingi, kaip viskas čia gerai. Va, bet aš jau savo keliautojus instruktuoju, ir kad tos paprašiai žinotų, bet ir taip pamiršta kartai žmonės. Vieną kartą Isfahano stoty kažkur ten prieinu prie keliautojų, laimingi gurkšnoja arbatą, vis sako, va, koks geras dėdė, mums nemokamai arbatos davė. Sakau, kiek kartų pasiūlėt pinigų? Visi, tai vieną kartą tik pasiūlėm, o tas dėdė jau sėdi nerimauja, kada jiems čia pinigus duos. Čia kaip tik dar turim klausimų ir iš auditorijos, va, būtent apie vietinius. Tai įdomu, ar teko lankytis vietinių namuose? Jei teko, kokie pastebėjimai, kas įsiminė? Labai tie namai skirtingi yra ir sunkiai, priklausomai nuo šalies, sunkiai įsileidžia į namus. Mano kelionėse tai praktiškai privalomas dalykas yra viešnagė pas vietinius namuose, nes smalsu pažiūrėti. Taip, aš mačiau pas tai programai net yra. Taip, programų netgi yra, taip. Ir tarkim, Irake, sakau, norime apsilankyti namuose. Ne, taip negalim, nes, ten bent jau pas arabus taip yra, kad moteris atskirai, vyrai atskirai, moteris su vyrais nevalgo. Nu ir po to dėrėjomės, o taip galima, taip ne, o gal taip galima, taip ne, o gal taip galima, o tai va, taip galim pabandyti, bet kad moteris eis atskirai valgyti su moterim, o vyrai atskirai eis valgyti su vyrais. Nu va, tai ir taip mums pavyko, nes iš pradžių pirmą kartą mums padarė, mums tik tai stalą padengė, o tai sakau, kas mums iš to, kad mes čia pavalgysim ir dar iš supermarketo maisto padėjau, sakau, taip mums netinka. Turi būti šeimininkų pagamintas maistas ir valgom kartu su šeimininkais. Nu tai vat buvo sunku atrasti tokį tinkamą variantą abiem pusėm, bet atradom atskirai, pavalgiam tų prigamintų jau tų vietinių patiekalų jau šeimininkų prigamintų ir po to jau desertų jau galima. Desertų tada jau sustikom vienoje vietoje ir jau kartu valgiam desertą. O pavyzdžiui, Jemene dar konservatyviau. Ten mes valgiam, vietinis tai gidas žiūrėjo, kaip mes valgom ir viskas. Nu, vaikas koks atbėgdavo dar, bet moteris jų, ne, jos jau paslėptos. Net reiškia brolis, tarkim, vyro brolis jau negali žiūrėti į tą žmoną, net į veidą negali žiūrėti jos, tik tai nikabas yra aprangos toks elementas, tik tai akis matosi. Tai tik tai tiek gali matyti, bet ne kartu valgyti, ne, jokiais būdais. Tai moteris valgo atskirai, vyrai valgo atskirai. Tai tik tai mūsų moteris nusivedė ten pas tą žmoną, jau jos galėjo pabendrauti, padėkoti už pagamintus tos valgius ir viskas, bet vyram tai ne. Tai bet nuo kiekvienoje šalyje priklauso. Iranas, ten jau jie, pas juos jau ne islamiška tokia kultūra, pas juos persiška kultūra, tai nėra jau tokio griežto dalyko, nebent kažkur kokiam kaime konservatyviai, bet miestuose, ten kur mes svečiuojamės pas žmonės, tai yra šeima turi nusipirkę tradicinį namą renovavę ir ten priminėja svečius, tradicinius patiekalus, paruošia ant stogo, terasoj, viskas gražiai patiekta ir ten su jais valgom. Nu, vat, tai
O taip, Klauso kad nuo šalies. tiesiog susipažįsti su kažkokiu žmogum ir sako, tai Vladai, ateikit, užeikit pas mane čia, ateikit, pavalgysim. Taip kažkaip. Tai irgi taruf yra, kad daug kas kviečia į svečius, bet nereiškia, kad jie iš tikrųjų kviečia į svečius. Okay. Už tai, kas važiuoja be gidų, kas važiuoja savarankiškai. Aha. Būna įvairių tokių nesusipratimų, kada sako, o, tai ateik pas mane į svečius. O, gerai, einu. Ir tas vietinis, kas per neišsiauklėjimas, kaip tu čia galėjai po pirmo pakvietimo sutikti dabar ateiti į svečius. Buvo tokių situacijų, bet mes irgi kaip pirmą kartą 99 keliavom, irgi nežinojomės tų papročių ir žmonės pakviesdavo, eidavom į svečius, nakvodavom, bet netrodė, kad jie ten iš mandagumo tik pakvietė, atrodo, kad iš tikrųjų, nes įtikinėjo, tikrai ateikit, kur iš čia nakvosi dabar. O kuri iš šitų šalių tavo manimų pati svetingiausia būtų? Svetingiausia Iranas. Iranas? Gerai, aiškiai ir trumpai. Dar klausimėlis, ar yra temų, kurių geriau neaptarinėti su vietiniais arba neuždavinėti net tam tikrų klausimų? Yra tabų? Kaip... Yra politinės jautrios temos šalise, kur nestabili tokia politinė situacija, nes kaip ir Tarybų sąjungoje, kaip mes buvom okupuoti tos Tarybų sąjungos, irgi žinojom, kad apie politiką geriau nešnekėti kažko nepažįstamoje kompanijoje, nes ten gali būti koks nors agentas gali būti. Taip pat ir ten, irgi tie agentai gali būti bet kur, netgi mečetėje gidas sako, ten ta moteriškė prižiūrėtoja, jinai agentė, sako, yra. Ir sako, atsargiai prie jos. Čia kurioje šalyje čia? Irane. Irane, taip. Tai ten agentai visur. Kai kur galėt pažinti, nes pas jį ten kokia radio stotelė prikabinta yra prie diržo, bet kartais, tiesiog, kaip ir pas mus čia buvo tų KGB agentų, kurių, nežinai, kad jis KGB agentas, nes tiesiog, eina, parašo pažymą kažkokią, paskundžia kažką tai. Taip ir ten, bet ta moterėlė mečetė, jinai yra tiesiog turi skundikę, raportuotoja tokia ir viskas. Tai už tai, jeigu nepažįstame kažkokią publiką, geriau tokių nepasiskinėti kažkokiais politiniais klausimais. Arba aš irgi savo Facebook'e apie politiką nieko nerašau, nieko nepasisakau, nieko nekomentuoju, nes važiuojant į tokias šalis, kai gaunam vizas, bet kada gali saugumas pažiūrėti, ką aš ten rašau ir gal nepatiks, ką aš ten rašau, už ką aš kokių politinių pažiūrų esu. Už tai geriau užsiemant tokią veiklą vengti tokių dalykų. Jeigu žmogus svarsto vis dėlto vykti arba Iraką, arba Siriją, Jemeną, nuo ko rekomenduotum pradėti? Kaip pasiruošti, kokių klaidų vengti? Pirmiausia, tai nepasakoti aplinkiniams, kad ruošiesi ten važiuoti, nes atkalbės ir neišvažiuosi tada. Taip dažniausiai buvo, nes aplinkiniai visi sako, tu ką, kuku. Taigi ten tada papjaus, suvalgys ir panašiai. Tai čia labai rimtai, geriau nepasakot, tai tie, kas jau ten keliauja tokias šalis, jie niekam nepasakoja. Jau nuvažiuoja ten ir tada pasiskelbia, kad viskas gerai, ten saugu, faina, smagu, siunčia nuotraukas, arba net grįžę tik tai papasakoja. Čia toks įdomus patarimas iš tikrųjų. Nesakyk, kur važiuoji. Pirmiausia, nesakyk, kur važiuoji. Vienam žmogui jam pasako ir viskas, bet daugiau tai nesakyti. O daugiau tai aš instruktuoju, būna gyvi arba online instruktažai, ką reikia pasiruošti toje šalyje, ką reikia pasimti. Į tą šalį pasimti kavos, nes ten nebus geros pusryčiam, nebus ką gerti, pasimti kavos. Į tą šalį pasimti gal tualetinio popieriaus, nes ten jie apsiplauna su vandeniu, jeigu tau su vandeniu priimtina, prašom, plaukia su vandeniu, bet gal to nepriimtina su vandeniu, gal tu nori su popierium, tai pasimti popieriaus. Tai yra tokių niuansų, kurios išvardini, arba su pinigais. Instruktavau dabar visus, kad reikia pasimti naujo pavyzdžio, $100 kupiūras, negali būti jokio įplėšimo, jokio tam papaišymo banknoto. Ir nuvažiavus ten, 24 banknotus išbrokavo vietiniai organizatoriai. Aš net nepatikėjau, mes kartu nuėjome į keityklą, paprašėm pakeisti tuos 24 kupiūras.
Ir prie mano akių tas skaitėjas visas išbrokavo, sako, čia milimetras įplyšęs, čia kažkoks skaičiukas parašytas ant banknoto, čia dar kažkas tai ir viskas, sako, jeigu nori, 20% mažiau gausi. Nu, tai čia didžiulė suma yra 20% mažiau. Nu, tai va, tai parsivežiau aš tos pinigus atgal į Lietuvą ir tada pasiunčiau aš juos, perlaidą padariau jiems, va, taip geriau gavosi, negu ten su minus 20% išsikeisti. Tai kiekvienoje šalyje yra tų savo niuansų ir instruktuoju tos keliautojus, kurie keliauja apie tos niuansus. Bet va, pati pirmoji, tai pirmam kartui, kurią rinktis rekomenduotum? Nu, nežinau, jeigu žmogus jau tai pasiryžęs keliauti po visą tą regioną, tai gal kokį nuo Irako pradėti, ten tada taip, kad nebūtų taip, kad nuvažiavai į Iraną, kur ten viskas jau labai wow, ten daug visko, o po to nuvažiavai į kitą ir tada jau ten matai, kad tiek daug wow nėra visko. Tai galim pirmą ten nuvažiuoti, kur ne wow, o po to, bet visai būna, dabargi kiek daugybė žmonių pravažiavo su manim Irane, dabar jie važiuoja į Iraką, važiuoja į Jemeną, į Siriją važiuoja. Tai, supranta, kad yra kaip yra, jeigu neišliko toj šalyje nieko ten. Tai bet galbūt ta linkme, kad kurioj mažiausiai tų apribojimų arba kurioj būtų lengviau tiesiog keliauti savarankiškai. Jeigu žmogus nuspręstų, taip, nuo kurios galėtų pradėti? Iš tų šalių, kur aš organizuoju. Aha. Minėjai, kad Jemenas konservatyvesnė. Tai tikriausiai atkristų. Dabar jau organizuoju, Jemenas tikrai atkristų, nes ten savarankiškai taip nepakeliausi, ten tik tai su vietiniu gidu ir su palyda ginkluota. Tai tikrai puola šitas. Aš dabar vakar paskelbiau, kad organizuoju į Uzbekistaną rugsėjo mėnesį, važiuosim į Uzbekistaną. Tai va ten, taip, prašom, paprasta viskas, suprantama, jeigu dar vyresni žmonės moka rusiškai, ten vis rusus šnekės. Viskas labai gerai, bet viešbučius per bookingą galima užsisakyti ir skrydžius per internetą nusipirkti vietinius. Viską galima susiorganizuoti paprastai. Tai va, Uzbekistanas, o tos kitos šalis artimųjų rytų, tai reikia jau būti patyrusių keliautojų, kad keliauti, nebijoti to, nes daug nepatogumų, per bookingą neužsakysi dažnai nakvynės. Bankomatė ten kažkur pinigų gal neišsiimsi. Irake, tarkim, gali kažkur korteles sumokėti, gali per bookingą kažką užsakyti, bet, tarkim, nėra visuomeninio transporto. Kaip keliausi po šalį. Visuomeninis transportas tai taksi. Yra miesto taksi, yra tarpmiestinė taksi. Turi kažkaip tai įsiaiškinti, kur mieste yra kokia ta taksi stotis. Mieste daug tų taksi stočių, priklausomai nuo krypties, kur tau reikia važiuoti. Tu turi žinoti, į kurią taksi stotį nuvažiuoti. Ir ten susikooperuoji su keliais kitais žmonėmis ir su tuo taksi važiuoji į kitą miestą. Taip jau neįprasta, nepatogu, skamba sudėtingai. Ir visose tose šalyse yra tokių sudėtingų dalykų, kur tokiam pradedančiam keliautojui tai tikrai nerekomenduoju. Uzbekistanas iš tų, kur vežu, kur paprasčiausia, kur pradedantysis gali lengvai keliauti. Jis gal ten nenuvažiuos ir nesusiras, kur ten jurtai, kai kažkas jį priimtų pernakvoti, tokių dalykų gal sunkiau susiras. Bet nuvažiuoti į Taškentą, iš ten nuvažiuoti traukiniu į Samarkandą, į Bucharą, į Chivą, grįžti atgal, paprasta. Savaitės turą pasidaryti. Tavo rekomendacija į tokias šalis vykti geriau su grupe, su patyrusiais keliautojais, bet ne po vieną, ne du. Tai man dabar tavo tas paminėjimas pradžioje, kad keliavai 99-ais, ar ne? Tai skamba iš vis utopiškai. Nežinau kaip. Aš vien papasakosiu apie 99-us, kaip mes gavom vizą Irano, tai pamatysi, kad tikrai nepaprastam keliautojui. Tai mes jau, kadangi aš buvau pasiskaitęs knygą, kaip ten reikia keliauti ir patekti, nes tuo metu net turistinių vizų nebuvo, neegzistavo toks dalykas, arba komercinė viza, arba tranzitinė. Tai žinojau, kad tokiuose šalyse padeda
rimtai atrodantis popierius su daug ant spaudų, kad čia kažkas tai rimto. Tai aš pasirašiau dokumentą, kad mes esame rimta ekspedicija, nuotraukas mūsų pridėjau, atspausdam spalvotų printerių, labai gražiai atrodo, tai žmonės net krapšydavo tas nuotraukas, kaip čia priklijuotas, spausdintos, įdomu. Uždėjom antspaudą Vilniaus autostopo klubo, uždėjom antspaudą Lietuvos keliautojų sąjungos, kad čia rimta ekspedicija, kad prašom visur jiem padėti, prašom nemokamai išduoti vizas ir taip toliau. Ir kada nuvažiavom į Stambulą darytis į Irano vizų, ilgai mes ieškojom ten su taksistais, važinėjom, kur ta ambasada dabar, nes nebuvo, kai dabar interneto, kad pasižiūri, o čia navigacija, nuvažiavai. Kelias dienas ieškojom, kur ta ambasada, galiausiai suradom. Sako, tai gali gauti tranzitinę vizą, taip, bet jums tada reikia turėti vizą kitos šalies, į kurią važiuosite. Ką mes čia galim dabar tokio gauti? Toliau ten Pakistanas yra. Pakistanas tiks Pakistanas. Gerai, vėl tada ieškojom, kur Pakistano ambasadas, radom Pakistano ambasadą. Sakom, norim gauti vizą, aplankyti Pakistaną. Mums ten keliom dienom. Tai be problemų, važiuokit, jums priklauso Minske vizą darytis, mes Stambulė. Sakom, jūs ką juokaujat, mes čia savaitę važiavom šičia, dabar mes važiuosim savaitę atgal į Minską, ten daryti vizą. Aišku, kad ne. Tai ne, taigi taip neišeis, nebent jūsų ambasada atsiūs, jūsų ambasada Ankaroje atsiūs garantinį raštą, kad už jūs garantuoja, kad jūs patikimi žmonės, tada padarysim išimtį. Skambinam į ambasadą mūsų Ankaroje, sako, mes čia tokie keliautojai, gal gali garantinį raštą išrašyti Pakistano ambasadai. Ne, sako, mes tokių dalykų nedarom, nebent čia jūs ten kažkokią tai jau ypatingą delegaciją, ypatingais atvejais, kažkokius raštus turit ir panašiai. Sakau, turi raštą, galima siūsti. Susirado mieste, kas teikia fakso paslaugas, įkišom ten tą į faksą, nusintėm į ambasadą. Pasiskambinam po kurio laiko, sakom, kaip ar tiks tos raštas. Sako, tiks, išrašysim. Tai mes, mums reikia iki tokios valandos rytoj, kad tą raštą gautų Pakistano ambasada, mums išduos vizą. Gerai, sako, atsiūsim, davėm fakso numerį ambasados tos Pakistano. Nueinam kitą dieną į Pakistano ambasadą, kartu su konsulu sėdėm prie fakso, žiūrim į tą faksą. Žiūrim, liko 5 minutės iki ambasados uždarimo. Pradeda lysti faksas, išlenda faksas, paskaito, garantuoja už mus, viskas, jau viza paruošta, mums į pasą įklijavo, susimokėjom. Kitą dieną į Irano ambasadą, jau turim vizas, gerai, dabar išduosim Irano vizas, bet reikia nuotraukėlės su skaryte žmonai. Bet mes jau tą žinojom, buvom pasiruošę nuotraukėlę su skaryte. Ir per 5 dienas padarė tą tranzitinę vizą, ir tada jau galėjom keliauti į Iraną. Kiek čia laiko tas visas procesas užtruko? Kokias 7 dienas užtruko. Dar turim tokį klausimėlį, dabar apie keliavimą tik moterims. Jeigu dabar, pavyzdžiui, aš ir dar keletas moterų sugalvotų vienos keliauti po tokias šalis, ar tai būtų saugus sprendimas, nes teko girdėti pasakojimų, kad kai kuriuose musulmoniškose šalise į moteris vietiniai vyrai išvis nereaguoja, lyg jos būtų tuščia vieta. Tai kaip yra Irane, Sirijoje, Irake? Ar teko matyti apskritai keliaujančių vienų moterų? Taip, teko matyti, yra keliaujančių moterų vienų, Irane labai normalu, nes Irane kitokia kultūra negu tos arabų šalise. Ten netgi moteris yra, net jeigu su Lietuva lyginant, su vakarais lyginant, moteris yra drąsesnės negu vyrai. Jeigu vyrai eina pro šalį, girdžiu tyliai, ten sako, hello, how are you? Atrodo, savo panosim, net savo tada sako, nes nedrįsta jie to pasakyti. O moteris ten, jeigu ten jums patikai, tai jos ten, gali sakyti, gražuolė, labas, be problemų ten jam. Tai moteris ten drąsios, ten normaliai jos ten priimamas, viskas to gerai ir galima keliauti. Irane taip,
Irake irgi taip, vat, pernai žinau lietuvę, kuri ten viena keliavo po Iraką, iš pradžių keliavo su gidu, pamatė, kaip ten viskas vyksta, o po to dar savaitę keliavo be gido. Jemene, tai aišku, gali būti irgi viena moteris, bet vis tiek tik tai su vietiniu gidu, su vietinė ginkluota palyda, tik tai galės keliauti, tai saugu bus. O Sirijoje irgi gali keliauti viena, net Afganistane gali keliauti, tai yra viena pažįstama viena, organizuoja keliones tik tai moteriškos, grupė tik moteriška, bet veža į Afganistaną. Ir dabar organizuoja į Iraną, vien tik tai moterų grupė. Sirija irgi galima moterim vienom keliauti, bet aišku, vis tiek tų pavojų yra daugiau, jau po miestą vienai sutemus geriau jau nevaikščioti, maža kas kokių išprotėjusių gali pasitaikyti. Kokias klaidas apskritai keliautojai dažniausiai daro? Tikrai žinau, kad esi susidūręs, kad kartais ir tavęs neklauso, ar tavo nurodymų, ar tavo patarimų, nežinau, nesilaiko aprangos kodo, fotografuoja tai, ko negalima fotografuoti, lenda į kokius nors... Taip, apibendrinant, tai ta klaida yra tokia, kad neklausyti kelionės vadovo ar ten vietinio gido, galvojant, kad aš geriau žinau. Taip pat tokia pagrindinė klaida ir tai daugybė yra pavyzdžių ir kur po to būna kažkas nemalonaus, negero, gali visai grupiai ten atsiliepti ar panašiai. Tai tavo patirtį tokių atvejų buvo? Tokių atvejų yra, tai būna, kad Irane, pavyzdžiui, visi žino, kad pagal įstatymą turi būti su hidžabu turi vaikščioti moteris. Hidžabas tai tiesiog šalkas, gali būti skarelė, gali būti skrybelė didelė, gali būti. Ir niekam nesudaro ten keliautojams problemų, bet buvo 2 keliautojos, kurios sakė, o mes nesidėsim dabar tos skarelės. Tai aš sakau, gerai, bet žinokit, kad jūs galite būti areštuotos už tai ir patupdytos į kažkokią areštinę, ten sėdėsit per naktį tą areštinę, o mes, jeigu turėsim keliauti toliau, mes keliausim toliau, aš neliksiu dėl jūsų 2 prie areštinės laukti, o aš keliausiu su grupe ir jūs pato turėsite jau savarankiškai vytis tą grupę. Ar suprantate tai? Sako, suprantam. Ir viskas. Sako, mes skaras užsidėsim tik tada, jeigu policija mums asmeniškai pasakys, kad mes tas skaras užsidėtume. Tai porą kartų tai buvo, kad policininkas jam rodo, kad skarą, tos traukė skarą užsidėjo. Gerai. O traukti iš areštinių neteko? Ne. Ten, kaip, į turistus taip atlaidžiai žiūri, vis tiek tu esi svečias, šventa karvė. Okay. Ir tai maksimum, ką padarys, tai parodys. Jeigu tu ten špygą jam pato parodysi, ar ten dar blogiau kažką parodysi, tai gal tada ir uždarys auklimo tikslais. Bet šiaip tai labai gerbė svečius ir tik parodys, kad tu užsidėk ir viskas. Tai netgi vietinės konservatyvios moteris gali parodyti, kad tu skarą pasitaisyk, tau čia sruoga išlindus. Oho, net iki sruogos. Ok, ar įmanoma keliauti į šias šalis su mažais vaikais? Įmanoma, bet nepatartina. Įsivaizduokit, turit mažą vaiką, kas jam įdomu mažam vaikui? Tarkim, neturi žmonės, kur palikti. Baseinas, kupranugarius jam įdomu, kiti vaikai įdomu. Ten nei baseinai sėdės, nei jūroje pasimaudės, nei ten kupranugarių jam bus. Tai būtų daugiau toks egocentriškas tėvų poelgis būtų, negalvojant apie vaikus, galvojant apie save, neturiu kur palikti, tai aš tampysiuos jį, bet tai bus vaiko kankinimas, o ne maloni kelionė su tuo vaiku. Įmanoma, aišku, bet vaikų iš to nieko iš to nebus. Tavo grupė, žodžiu, nepasitaikė. Koks maždaug amžiaus vidurkis? Apskritai, kokie žmonės tada renkasi? Amžiaus, tai vidurkis, tai kokie 45-50 amžiaus vidurkis. Daug važiuoja tokių vyresnių žmonių, ne tik tai iš Lietuvos, ne tik su manim, bet stebint visas vakariečių grupės, tai daugiausiai pensinio amžiaus važiuoja žmonės. Vokiečiai, lenkai ir panašiai. Bet jauniausia buvo, paskutinė kelionė į Iraką buvo 10-metė važiavo lietuvaitė.
net vlogerė jaunoji ir YouTube yra jos ten gal 10 ar 12 serijų video iš Irako, kaip ten keliavo po Iraką. Tai vis dėlto keliauja, yra tas su vaikais Nu, keliauja. tai čia jau sąmoningas tas vaikas, kuris jau jam ten įdomu gali būti tokiam vaikui, jau, nežinau kiek, nuo 10 metų gal jau jam įdomu. Bet aš kalbu apie tos vaikus ten 3, 4, 5 metų, kur jam neįdomu, ten kultūra, istorija kažkokia, tai jam įdomu kažkokios veiklos, akvaparkas va jam įdomu yra, bet negriuvėsiai. Dar norėjau paklausti apie šių šalių, tokius kaip atradimus perliukus, nes tu nuvykai ir vis grįžti. Ir kaip ir minėjau, ne tik vienas, bet dar ir su grupe. Ką tokio ten atradai, ką tokio ten pamatėjai, ką patyrei, kad tave vis traukia ir traukia atgal. Taip. Tų perliukų dėl ko apskritai verta ten vykti? Jo, labai daug tų perliukų, netgi neseniai įdėjau postą 10 dalykų, kurių labiausiai pasiilgstų Irane, pavyzdžiui. Tai ten topė įeina, kas tokie, pavyzdžiui, yra Urvų kaimas. Nežinau, gal kažkiam praeitam gyvenime aš gyvenęs kažkiam urve, bet mane visose šalyse labai traukia tie urvų kaimai. Daug kas galvoja, kur nors Vardijoje, Gruzijoje ir panašiai, kur tokie civilizuoti tie jau turistam prieinami su bilietėliu. Bet Irane tas urvų kaimas, jis yra ne tik, kad vis dar gyvenamas, bet už ką jis yra įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą, už tai, kad dėl ypatingo jų gyvenimo būdo ir vis dar yra keletas žmonių, kurie laikosi to gyvenimo būdo. Tas ypatingas gyvenimo būdas tai yra migracija tarp 3 gyvenamų vietų metų bėgyje. Tai žiemą žmonės gyvena tam kaime, urvuose. Tie urvai šildomi, neturi jie krosnelių, nieko, jie tiesiog prie durų lauko kūrenamas lauželis. Tie dūmai išeina taip į lauką. Ten, kur mes į tuos urvus važiuojam, jie pritaikyti turistam. Mes važiuojam šiltų metų, tai juose nešalta. Jeigu važiuotumėt kada vėsesnių metų, tai stovi elektriniai radiatoriai ir urve šilta. Bet vietiniai ten šildosi su lauželiu. Taip jie praleidžia žiemą. Pavasarį jie leidžiasi žemyn į slėnius, ten gano gyvulius, pardavinėja pieno produktus, gamina ten pieno produktus tokius džiovintus tam jau žiemos metui, galima sakyti. Ir kai baigėsi tas pavasaris, vasarą ateina ruduo, jie į 3. vietą keliauja, dar aukščiau kalnuose už tuos urvus, jų yra sodai. Tose soduose jie ten nuiminėja vaisių derlių. Ten migdolai visokie ir panašiai. Nuiminėta derlių. Ir žiemai vėl nusileidžia žemyn į tą jų vidurinį lygį į tuos urvus ir vėl gyvena urvuose. Tai va ta migracija per 3 vietas yra toks unikalus dalykas ir už tai traukia jos UNESCO sąrašą. Tai va tie urvai labai įspūdingas dalykas yra. Tai dėl urvų. Tada dėl gamtos, būtent dėl istorijos, dėl ko, kuris tas būtų? Visi dalykai yra istorinių dalykų. Pavyzdžiui, vienas šachas įsakė pastatyti 999 karavansarajus. Logistika, taip kaip Lietuvoje, kad nutiesti kelius ir pastatyti degalinės. Tai ten 17 amžiui šachas pasako, pastatysime 999 karavansarajus. Karavansarajus turi būti 25 km vienas nuo kito, tiek karavanas per dieną nueina tokį atstumą. Tai visa šalis padengta tinklu iš tų karavansarajų. Ir dar iki šiol yra daug jų išlikę. Ir tarkim, mes nakvojam 16 amžiaus statybos karavansarajų, kuris yra renovuotas ir pritaikytas turistams. Ir vienintelis apvalus karavansarajus. Ir jis toks autentiškas, man ten grinai, kai iš vaikystės Haufo pasakos, kaip karavanas sustoja karavansarajui ir paeiliui tie pirkliai pasakoja istorijas. Čia Haufo pasakas, kas atsimena. Tai va ten toks tas jausmas yra, vieni kambariukai, kur su lovom, kiti, kur paprastesnė žemės patiesta, netgi kas labai nori. Galima ant stogo nakvoti patise. Ant stogo nakvoji po žvaigždėtų dangum vidury dykumos. Durys kaip senais laikais užremiamos storų rąstų.
Nu, vat, ir irgi patogumų ten nedaug, dušas bendras, bet tokia jau autentika, tai vat, irgi tokios vietos pasilgstu. Pasilgstu prie Teherano, priekalnėse, yra kalnų teka upė ir krenta žemyn ta upė ir ant tos upės kokį 100 kavinių restoranėlių yra išsidėstę. Nes yra priekalnės, jeigu visur aplinkui ten karšta, dūsti miestas su daug mašinų, o ten tose priemiestis, priekalnės, visų upė gaivina ir tie restoranėliai visur tave ten kviečia, užeik, prisėsk, gali ir po kalnus gaiviam ore pasivaikščioti ir tam restoranėlį prisėsti, čia teka upė, prie tavo lėkštės antis užlipa. Ar galėčiau taip tada teikti, kad šias kryptis vertėtų rinktis tiems, kurie vis dėlto ieško tos istorijos daugiau? Ten yra visko. Istorija, gamta, istorija ir kaip žmonių gyvenimo būdas, nes tuos urvuose tai dėl ne tik, kad įdomu pačiam permiegoti tam urve, bet įdomu yra pamatyti tą žmonių gyvenimo būdą, kaip jie ten gyvena. Arba Jemenas irgi pagrindė dėl architektūros ir žmonių gyvenimo būdo. Ta architektūra tokia pas juos, kaip atrodo, kaip daugiaaukščiai dykumoje. Net vienas miestas, Šibamas, vadinamas dykumos Manhetanas. Nes yra kaip kvartalas aptvertas ir daugiaaukščiai. Tai architektūra yra tradicinė Jemeno ir gyvenimo būdas. Irgi įdomus pažinti, mes klausinėjom ten tų vietinių. Tai tu nori dabar vesti, ne? Ką tu darai? Aš einu pas mamą, sakau, kad aš jau dabar subrendau ir man reikia žmonos. Mama suranda žmoną. Ir pamatai tą žmoną tik tai per vestuvės, pamatai. Mes, wow, visiems įdomu, kaip šitaip dabar, taip, ne pats įsirenki meilę gyvenimą, bet tau ką jau surado, visam gyvenimui ir bus. Jau kalba neina ten apie kažkokias skyrybas ar panašiai. Tai egzotiką pamatyti, irgi suprasti, kaip žmonės gyvena, paklausinėti arba Irane irgi yra normalus dalykas, tas vestuvių kontraktas, kuriame įrašyta, pavyzdžiui, skyrybų atveju, kiek vyras turės sumokėti aukso monetų žmonai. Ir jeigu jis neišgali sumokėti tų aukso monetų, eina į kalėjimą. Tai irgi įdomu, rimtai klausim gidui ir tu turi pasirašęs ten tokią sutartį, taip, ir kiek ten tų aukso monetų, tai įdomu paklausti, tu turi tiek monetų? Tai čia viskas, ir gyvenimo būdas, ir istorija. Daug kas sako, wow, mes važiuojam per tokias vietas, kur vadovėlį buvo. Ir čia buvo tas raštas, kur atsirado Urukas šičia, ir šitą atsimenu iš vadovėlio, ir Gilgamešo epą atsimenu iš vadovėlio, ir iš Nabuchodonosarą atsimenu iš vadovėlio Babilono karalių. Važiuoji per savo mokyklinį vadovėlį istorijos, kur mokėsi. Dar maistas. Ar pasilgai kažko iš vietinių produktų ar maisto, ar sužavėjo tave, jų virtuvė? Į kur važiuoju dėl maisto, tai važiuoju į Iraką dėl karpio. Dėl karpio? Taip. Nes karpis, arba jų patiekalas vadinasi mazguf, yra numeris 1 nacionalinis patiekalas, kaip pas mus tikriausiai būtų cepelinai, numeris 1, ar šaltibaršiai, nežinau. Tai pas juos yra mazguf, karpis yra. Ir jie tą karpį įskrodžia ir tą visą išklotinę lietai prie ugnies kepa. Tai kaime, jeigu pas kažką apsilankyti, tau ten tą vieną iškepia, tarp grotelių suspausta. Jeigu nuėjai mieste į specializuotą restoraną karpių, tai tas laužas toksai, kokių, nežinau, ten 6-8 metrų ilgio laužas. Ir prie to laužo 10 tų karpių kepa vienu metu. Nes daugybė žmonių ateina to karpio pavalgyti ir tą karpį gauni su... Nebūčiau pagalvojęs, kad karpis galėtų būti. Kol lauki to karpio, jau ant stalo atneša kiekvienam po kokias 6-7 lėkšteles užkandukų visokio, kol sulauksi to karpio, nes valandą kepa. Tai jau vien to, jau kiek privalgai, o po to jau atneša karpį su daugybė žalumynų, daržovių visokiausių, su duona, kurią ką tik irgi iškepė prie sienos tokioj kepimo urve tokiam, iškepta duona šilta. Ir tas karpis, tai dėl ko aš labiausiai laukiu, pasilgstu iš Irako.
O kaip su biudžetu dar? Ar gali pasakyti, kad šitos kryptis yra brangios arba atvirkščiai pigios? Ar... Tai priklauso nuo šalies. Nu, pavyzdžiui, jeigu Jemenas brangi ar pigi, vietoj ten viskas pigu. Mes vietoj papildomai norėjom įsikeisti, gal pradžiai sakom, gal po $100. Gydas sako, jūs po 50 įsikeiskit, jeigu reikės, įsikeisim dar. Ir mes neturėjom kur išleisti po $50. Nes maistas įeina į kelionės kainą. Tai mus ten kaip žąsis pinėdavo, jau persvilgdavom ten ir per pietus, ir vakare. Tai kur papildomai išleisti, kažkur gal ledų nusipirkom, kažkur gal to alaus nealkoholinio. Ir viskas, o daugiau jau buvo iššūkis, kur išleis pinigus. Tai aš, kad tiesiog, kad išleis pinigus, prisipirkau Jemeno kavos. Nes ten augina jie kavą Jemene. Prisipirkau už visus pinigus kavos, nes daugiau nebuvo ką pirkti. O kur išleisti pinigų nebuvo. Tai čia kuriai trukmiai? 2 savaitėm nebuvo, kur išleisti 50 ar savaitę? Savaitė, jau. Tai va, o kas brangu, tai galim sakyti pigu, bet brangu yra tai, kad į Jemeną skridina tik tai Jemeno oro linijos, kadangi jos turi monopolį, jos bet kokias kainas diktuoja. Sako, kainuos 700, kainuoja 700 nuskris parskrist į Jemeną, tarkim, iš Egipto nuskristi arba iš Saudo Arabijos nuskristi kainuoja. Tai ten vietoj pigu, bet nuskristi, ten yra brangu. Irane labai pigu viskas pavalgyti, gatvės maistą gali už eurą, kavinėje už 5 eurus, nakvynė irgi galima, kokio nori lygio, kaip vietinį gali už kelis eurus pernakvoti, arba jau kaip vakarietis 3 žvaigždžių viešbutį gali už... 5 žvaigždučių viešbutį, pavyzdžiui, kokia galėtų būti paros? Brangiausiai ten tokie yra labai gražus butikiniai viešbutukai, kur labai jau ten viskas kaip rūmose, viskas padaryta, tai nuo 75 iki 150 kambarys nakčiai. Tai jeigu dabar aš sugalvočiau, skrendu į Iraną 2 savaitėm, kokį čia su viskuo, su bilietai, su avia turiu minį, kokį biudžetą man dabar reiktų turėti savo mintį? Kaip norėsi gyventi, ar butikiniam viešbutėlė, ar kaip jeigu butikiniam... Butikiniam su kokiam 2-3 nakvynėm dykumoje, arba ten voloj kokioj. Kokia trukmė? Kaip? Kokia trukmė? 2 savaitėm. 2 savaitėm? Tai kokio 2,5 tūkstančio gali reikėti, jeigu norėsi. Tai čia 2 savaitėm, 2. Tai nesakyčiau, kad būtų tikrai labai brangu, gan optimalus variantas. Nėra labai brangu, ne kokia Šveicarija, ar JAV, kur tam New Yorkas, nakvynės labai brangios. Nėra, ypač jeigu 2 važiuoji, tai tą butikinį viešbutuką pasidalinį po 50 eurų ir... Jeigu vis dėlto žmonės nuspręstų savarankiškai keliauti, pavyzdžiui, mažoji grupeliai, ten, kokie 4 asmenys, kiek telpa į mašiną, kaip su automobilių nuoma, ten lengva, paprasta, ar ten iš vis net ne per paskutinius kelis metus atsirado jau, anksčiau nebuvo arba buvo labai brangu, bet dabar jau atsirado, jau galima išsinuomoti, kainuoja nedaug, tiesiog tokiam tiek Irane, tiek Irake, ar būsi pasiryžęs tam, nes eismas yra baisingas, bet jeigu tarp miestų jau, tarkim, keliauti, didesniais atstumais, tarp miestų nieko tos kelionės baisiausia miestuose pačiuose. Taip. Eismas yra pagal savo taisyklės. Tos mūsų taisyklės galioja, kol teisės žmogus gauna. Ir viskas. Ta pačią dieną baigia galioti tos taisyklės jam oficialios. Tada yra kitos taisyklės. Tai man reikėjo, tarkim, pavažinėti pradžiui, kur nors Jordanijoje, Amane pavažinėjau. Ir po to sakau, gerai, dabar aš jau pasiruošęs ir Irane pavairuoti, ir Širazę važinėjau. Tai nuo savo instruktoriaus gavau velnių, kad posūkius rodau. Tai reiktų nerodyti. Reikia nerodyti posūkių. Ir jeigu sankryžų automobilis sustojo, aš jį aplinkinėjau sankryžų, tai reikia jį aplinkinėti visą laiką nuspaudus garsinį signalą. Nes jis bet kada gali pajudėti ir važiuoti šoną. Ten truputį kitas principas, ten tu žiūri tik tai priekį, nežiūri apie veidrodėlį atgal, nesvarbu, kas darosi už nugaros. Visą laiką žiūri tik tai priekį, nes jeigu atrodo, kad tavo pagrindinis kelias ir gali spausti gazą ir važiuoti greitai į priekį, pas mus taip yra, ten negali tai važiuoti, nes
Bet kada tau prieš nosį šalutinis gatvelės kažkas gali išlysti ir tavo bėdos bus, jeigu nespėsi sustoti. Tai žodžiu, galimybė išsinuomoti yra. Yra, bet reikia jau būti pakeliavus tokioje šalyje, kur kitokios taisyklės ir būti tam nusiteikus. Kitaip, pas ką smakras smailas, o kam reikia tokių iššūkių, tai prašom, ten galimybė tokia yra. Okay. Vladai, kur tavo bus dabar sekanti kelionė? Tai kaip sakiau, dabar balandis gegužė Iranas. Jeigu Alachas suteiks tokią malonę. Arba Trumpas, nežinau, kas šitas malonės mums teikinės. Tai čia, o po to, tai ten jau grupės užpildytos yra, o kur dar galim prisijungti, tai Uzbekistanas rugsėjai, artimiausia kelionė. Ar planuoji dar ateityje kažkokią naują kryptį pats išbandyti artimiausiu metu? Taip, manau, kad prisidės ir Omanas, gal Afganistanas prisidės. Tai ką, ačiū tau labai, Vladai, už pokalbį. Manau, kad šiandien bent vienas stereotipas ar mitas buvo sugriautas. Galbūt kažką net įkvėpėjai vis dėlto pasiryžti vykti, jeigu ne vienam, tai bent jau su tavim kartu. Tai linkiu tau didžiausios sėkmės ir tos neišblėstančios drąsos. O žiūrovams taip pat norėčiau padėkoti. Ačiū, kad visą šią valandą buvote kartu su mumis. Ir jeigu jums šis pokalbis buvo vertingas, kviečiu atsidėkoti ir palaikyti mus. Spauskite like, komentuokite po šiuo video arba tiesiog prenumeruokite mūsų kanalą, jei to dar nepadarėte. Iki kitų kartų.